Taigi esu Iliuzijų muziejuje Vilniuje. Bilieto kaina 14 eurų, štai liudukas išklijuota, tai yra patvirtinimas ir viskas keliauja. Gydės yra labai malonės gydės paaiškino, galima eksponatus liest, čia tokia kaip sudaromas kaip mokslinio aspektu. Štai vaizdas keičiasi, kaip pažiūri, jo kaip eini ant ekrano, reikia gerai žiūrėti. Čia turbūt galima pasimatoti savo ūgį. Taip žmonės pasimatavo. Ir iš tikrųjų mano ūgis siekia 2 metrai. Taip, 2 metrai. Iš tikrųjų tai iliuzija. Mano ūgis yra 1,80 m. Taip, įdomu. Taip, čia įdomu. Tokia kaip apgaulė, bet kartu ir sufokusuoja smegenis, kad suvoktum kitaip vaizdą. Šiaip labai interjeras gražus, jaukus. Atrodo didesnis, galbūt geltonas, už raudoną taip. Ar žinot, kur? Palyginus taip atrodo, paimi taip, žiūrint kitaip, vėl sukeičiant, vėl taip žiūrint. Na taip, fokusai. Pačios kraštinės. Čia yra atsisėst, pasižiūrėti. Na, vienas atrodo vaizdas kitaip, žiūrint kitaip liniją. Fotografuoti ar nufotografuoti, pamatytumėt, kaip jūs atrodot. Gerai. Tarkim, iš mano telefono aš dabar jungiau kamerą. Filmavimą tiesiog. Jūs galite nufilmuoti mane tiesiog. Tiesiog čia pakysiu, o jūs eikit į kitą pusę. Tiesiog man kaip atsisės čia tiesiog. Atsistokit, tiesiog va taip gal veido. Ten vaikam dažniausiai yra padaryta. Jep, dar iš arčiau. Liuks. Vaizdas įdomus. Taip, prašau. Ir čia yra apaksus kambarys, kaip mes galėjome filmuoti. Tiesiog, man dabar reikia į tą patalpą įeiti į kambarį. Taip, čia tiesiog apeiti artelę. Gerai, tada jeigu galite, ačiū. Gerai, tai čia iš pradžių pradėsim nuo šitos pusės, galite atsisėsti. Kol aš filmuosiu ir būsiu čia už sienos, tai pereikit į kitą pusę ir galite iškelti rankas. Gerai. Ir pradedam. Ir dabar pereikit. Vaizdas aukštielnikas kažkaip. Jo. O gal dar būtų galima pabandyti horizontaliai, tada geriau matytųsi. Supratau. Tipo horizontaliai filmuoti su telefonu galiu, ar ne? Galite. Gerai. Tai tada pabandom dar. Vėl tada čia sugrįžtam. Vaizdas ant kaitės visas. Jo. Liuks. Ir keliaujam. Va. Taip. Man pakelt rankas? Galit. Liuks. Įdomiai. Prašau. Gerai, ačiū. Tai va tom tas filmavimas taip ir gaunasi, taip. Taip, dabar apsivertus, taip vaizdas, taip. Aišku, susilieja. Taip, išties įdomu. Tikrai padaro įspūdį. Atrodo paprasta aplinka, bet tikrai labai įdomiai. Paskui dar bus galima ją pačią nusileisti, bet reikia čia dar pasivaikščioti. Čia galima reikia atsisėsti. Toks meniu, kaip viskas, kaip popierius atrodo. Gražiai padaryta. Smagu tikrai. Įdomus interjeras. Sustoju.
kavinė, bet nedirba. Dabar reikia leistis į apačią. Ne tiek, kad mes pasibėtume, nes jūs nesate turėti kažkur, bet šiek tiek. Visų atveju sudėjimas po lentą, atgėrėjimas į šreitinę. Dabar kada tikrai dalykai juda, čia pradėtume kognityviai judėti. Tai jinai nešokiruoja ir nebūdinėja mūsų smegenų, o kažką ryškina mūsų smegenų. Čia yra Monochromatinis kambarys. Apšvietimas labai įdomus. Šviesos ritmas. Įdomi. Piešimas šviesa. Šviesos atspalviai. Jo veidus tokit, kuo arčiau, tuo geriau. Galite pafilmuoti. Aš jau dėkingas, ačiū. Gerai. Stokit arčiau, bet veidu į sieną. Ir galit rankas įskiesti į viršų. Gerai, 3, 2, 1, stovim, dabar nejudam. Ir galite atsitraukti. Wow. Taip. Gerai Taip atrodo. va. Ir lygiai tas pats čia galite rašyti. Ai, supratau, nepastebėjau. Aš tik buvau jungęs, o paprasčiausiai nepamačiau. Jo. Mhm. Savo parašą galiu tiesiog uždėti. Oi, galit. Kuo tik geriau būtų. Maždaug. Taip. Įdomi tikrai. Neįsijungėt? Taip, dar pabandau. Nu, kažkas tai tokio, bet visokių keverzonių galima įvairių. Aišku, supratau, ačiū Jums. Dėkui. Taip, Vytė parodė dar visokių subtilybių, net nežinojau, bet labai įdomi tikrai. Kas čia vyksta? Ai, čia pradžia. Plazmos rutulys.
Veidų siena. Pasižiūri iš kitos pusės, iš kito šono vėl, kad veidas deformuojas. Įdomiai, kaip jo regos sufokusavimas. Nors gaunas atrodo vienodi, bet iš tikrųjų skirtingi. Tiesa, tik filmuojant atrodo gal kitaip, bet įsižiūrint plika akim, tai viskas kitaip gaunasi. Beprasmiškos šešėlių skulptūros. Aišku, kaip sakant, daug ko pats gal dar neperprantu, kažko nepadarau, nes, kaip sakė gidė, galima eksponatus lies. Šitokia kaip ir fizika, kaip ir menas kartu susideda. Šiek tiek primena technikos muziejų, bet čia įdomiau. Čia tokia grinai iliuzija jo. Ir apgaulės, bet kartu ir susivoki pats. Vaizdai visokie, gaunasi viršutinės reakcijas viską. Bet kiek pats matau, patinka, šiaip įdomu, tikrai. Įspūdinga. Taip, kad dabar išjungsiu šviesą. Aha, atrodo, kad žirgas juda, kaip juda. Taip, geriau atrodo kaip. Aha, dėkui. Ja. Tai štai, gydė kaip visada parodo tokias gudrybės, subtilybės, įdomu. Nes pats būčiau tikrai nesusipratęs. Taip įdomiai. Kas yra čia? Anamorfinis paveikslas. Modernus litofanai. Geras, paspaudus, palaikant. Įdomu. Autoportretas po liepa. Aha, matosi. Vaizdas kitaip gaunasi žiūrint. Žmogaus gaunasi veidas, bet iš tikrųjų pats menininkas paveikslė. Ir dar trobelės, viskas medžio gaunas toks kaip žmogaus veido derinys. Įdomiai. Geras, kas atsispindi veidai ir gyvūnai. Blogai. Taip pažiūrėjus, balerina pakeičia kūno formą. Taip įdomu, tikrai, išties.
Jėga nubunda. Telefonas. Rubino vaza. Čia dar irgi paveikslėliai, portretai. Hologramos. Taip. Čia kaip ir viskas. Reikia žmonės klausytis mus. Žmonės, pavyzdžiui, vieniši senjorai, pensininkai, kurie yra vieniši, praranda 15 metų savo gyvenimą. Jeigu jie yra vieniši, jie neturi su kuo kalbėti. Taip žiūrint, viso čia vilkas. Čia per pusę. Vietoj, bet atrodo, kad patys per vidurį viskas sukasi, juda, bet iš tikrųjų stovi vietoj. Įdomiai. Besistankančios gyvatės. Gerai skamba. Tikrasis veidrodis. Tikiu. Čia jau taip. Man primena juoko veidrodžiai, kaip būdavo. Jūs dabar sumatot įkysius smegenis. Ką reiškia pasaulyje? Jūs matote. Čia yra jūs tiesiog pagalvoti, kad ant kiek informacijos jūsų smegenys priima 1 milisekundę. Jūsų smegenys todėl ir turi pasaulyje pasaulį. Kelekia vaizdai. Kaip ir viskas, reikia lipti viršų. Ačiū, buvo labai smagu, įdomu, tikrai geros dienos, laimingai, sėkmės. Tai štai, iliuzijų muziejus, kaina 14 eurų, tikrai verta, padarė įspūdį. Sakau, tokių technologijos, mokslo, tokio meno, subtilybių, įdomybių įvairių. Tikrai buvo labai smagu, patiko.